Aš esu Lietuvoje 11. Labas rytas. Kaip nerealu atsikelti. Ir girdi tik tai toks lengvas medžių šlamesys. Jokia kita garsą. Jokios mašinos. Neįtikėtina. Atsikeliu su šypsena veide. Na, aišku, karts nuo karto mašina pravažiuoja, bet tokios privilegijos neturėjau labai ilgą laiką. Na, dar vien sprogiams mano palapiniai, maistas visur. O čia geriausia dalis, kad sutaupyti vietas, išmečiau nuo vitaminų dėžutes, indelius ir va tap viską sumaišiau. Kalcis, magnis, multivitaminai, man atrodo, čia juodi akims ir dar kažkas, blin, pamiršau. Geriu kažką, o nežinau ką. Reikia pasirūpinti šituo organizmu. Šiaip kainos palyginus labai normalias vitaminų čia Australijoje, va tarkim, kadangi su akim vis turėjau problemų Indonezijoje, kainas buvo kažkokias kosminės. Man atrodo, už vieną ten pakuotę 30 tablečių, 20 ar beveik 30 eurų, o va čia apie 10-15 eurų, tokia jau pakuotė, geri ingredientai, jokių ten dažiklių. Tai taip, stiprinamės, kad toliau sėkmingai keliauti. Na, saulikė spigina. Ką tu, draugs? Čia, žinokit, didelis. Čia net nežinau, kaip parodyti, bet kaip mano pirštas. O, miela. Viskas, pavalgius, regeneravus šiukšlių. Judėsim. 5 diena. Kągi šiandien jie atneš. Viena ilga tiesioji. Navigacijas kaip ir toliau nereik. Vėl apie 100 kilometrų. Ir tikiuosi pamatyti bent vieną gyvą kengūrą šiandienos tikslas. Nes kiek mačiau, pastarąsias 2 dienas visas buvo nudaužtas ir vien kauliukai. Tai noris pamatyti ir gyvą prašokuojančią. Ir sakė, link pietų jos tokias masyvesnės darysis. Dabar jos čia tokias mažikės, kai neužaugas. Bet... Na, von. Gerai pailsėjau. Aha. Kai tokia tyla, nieks nezvim pro šalį. Atrodo, tikrai vidury niekur. Taip ir yra. Ypatingai paryčiais kažkaip labai mažai mašinų. Ai, kaip gerai. Ai, kaip gerai. Ir žiūriu, šitas daiktas nusproga. Šiandien ryte dar pajungiau, veikė, kroviau. Ir dabar bandau užsidėti, vėl krauti. Nieka nesimata, nieka nesirodo. Ir jo, vis musės darosi geresnės, nei išstovėti. Les. Nu jo, viskas. Baba. Arrivederci. Nu, prijungta. Prieš tai seniai kažkaip grybavo, nuo pat pradžių čia Bankoke nusipirkau. Nu, ką padarysi. Reiks dabar saugoti savo lokaciją, kur pradėjau, kur pabaigiau.
Ja, vis tiek tie kilometrai bus užfiksuoti. Jeigu ne ekraną pagalba, tai telefono pagalba. Tai va, išsisaugojau lokaciją, kur pradedu. Šiandien vėjuks kaip reikiant puč. Ir toliau nepalankė linkme. Kiekvieną mielą dieną prieš tą vėją. Bet šiandien kažkaip ypatingai stipriai duoda. Bet gerai, jau per vakar šiandien biški maistą apsivalgė, jau biški mažiau tempti su savim. Mažinant lengviausias pavarikės, tiesiu lengviausias pavarikės, tas pats, kas į kalną minti, tokie gūsiai parein, neįmanoma, vos velkuos. Bet ir nieko nepakeis, reiks susitaikyti. Gali nervuotis, nesinervuoti, nuo to orai nepasikeis. Čia, net nerealiai vanagai, kas les dvieselina nuo kelio. Su kratais. Bet kiek jų daug. Na va, sutikau kitą dviratininką iš Japonijos. Ir kita pusė. Į kitą pusę jis men. Na, čia tiems paukščiams puota. O. Kiek šiandien tų kengūrų. Šakės. Ir keliauju į Mataranką. Dar 10 kilometrų liko iki Versmės, kur išsimaudysiu. Tai va, sutikau tą Japoną ir papasakoju, kad jo, fainiai, ten paplūduriuosi, tave srovė neš. Tai žiūrėsim. Bandysiu iki ten nusigauti. Nuo pagrindinio kelio dar, atrodo, gal 3 kilometrai. Best pizza in town, geriausia pica mieste. Nu, jau įsivaizduoju vienintelį pizzeriją, nu aišku, tada ir bus geriausia. Konkurencijas nulis. Nu, kas naujesnė dar šiandien kely, tai rožinės gėlytės. Kažkaip vakar nepastebėjau. Šiandien kilimai nusėti. Po 100 kilometrų pagaliau pasiekiau miestelį Mataranką. Kiek tų termitų namelių pūpsa viens prie kitą. Iš vienos pusės, iš kitos. O jau matau labai daug mašinų. Crocodile safety. Džiunglės. Va čia tai tikiu, kad galėtų būti koks krokodilas. Dabar stebiu, žiūriu. Nie. Biški užkasti. Valgau sausainių sumuštinį. Ant tiek ištiža tas šokoladas ištirpa, sulipa. Nu, žodžiu, va tik taip pavyko atskelti nuo likusią pakę.
Gerai, prisisuotinau, persimoviau šortus, su kuriais plūduriuosiu. Čia biškį dar turėjau pašnekesių prie vyruks, porelį, kas kaip kur. Aš nežinau, dar iki šiuoliai man taip sunku patikėti, kad aš viską suprantu aplinkui, ką žmonės šnek. Mažne 90%, nes čia irgi yra užsieniečių visokių. Bet jo, turi tokį normalų pokalbį, nelaužytą anglų kalbą. Žinokit, kiek daug energijos dabar supratau, kad atimdavo, kai tie irgi indoneziečiai, bet kas labai prastai šnek angliškai arba nešnek. Energijos tikrai daug pareikalauja ir kai dabar atsidūriau tokioj aplinkuoj, ir jaučiu daugiau tų jėgų turiu. Pailsėjus iš po nakties, tylu, ramu. Tai čia yra Koran Bitter Springs, tai karčiosios versmės. Čia pasileidi plaukti ir tavi neš srovė. Tai vis tiek teks palikti dviratį. Manau, kad ten bus žmonių, kurie tiesiog šiaip kimarėn. Klausiau, ar čia einda eiti su dviračiu, sakė, jo, tvarkoj. Palieku dviratį, labai daug žmonių. Lysim į vandenį. O, šiltas. Aš maniau, atsigaivinsiu. Yeah, they are. Sorry. Hey, you want to go back on the stairs? Čia virš galvos vorai. You guys want to wait here and try and find the others? They might be doing that. Čia toks ratuks gaunas, nedidelis, puslankis, gal 50 metrų, bet, biškai per daug žmonių. Čia galėčiau padaryti dar vieną tą ratuką, bet kažkas matė po vandeniu gyvatę, nes yra daug kas su akinukais plaukiančių, nes pakankamai skaidrus vanduo. Gaila, kad savo akinius aš palikau, kur aš palikau? Kažkur Indonezijoje. Tai, iš tikrųjų, fainiai. Čia laumžirgiai visokie plaukioja, skraida virš galvos, vorai kaba. Viens vaiks pasiėmęs vėžlį, viršų iškėlė, rodo mamai. Mama, ve. Tas vėžlys toks normalus. Tai taip. Iš tikrųjų keliauju lauk, biškį taip tikrinau. Kažkaip atrodo biškį klib. Žodžiu, gerai, nesvarbu. Lekiam lauk. Bent apsižiūrėjau, kas kaip. Išlindus iš vandens buvo šalta. Kaip čia mielt dviratuks priparkuots. Žodžiu, duonos dar turiu, bet kepaliukai. 10 dolerių. Šit 7. Tai nežinau, čia 3,50. Beveik 4 eurai. Jo, beveik 4 eurai. Bet jo, kai vidury niekur, tai ir kaina gal pasidaryti neblogą. Dar čia biškai apžiūrėjau, ką gerą tur. Mata ranką. Atvažiavau ir išvažiuoju. Užsukau vieną parduotuvę. Tai obuolys, vienas vienetas, 2 doleriai. Tai yra virš eurą, viens obuoliukas. Ir mano draugai monstrai. Ui. Gargars. Kaip termitai įsigudrina. Visur. Ką, ir kita stotelė už 80 kilometrų. Tai šiandien neprivažiuosiu, nes jau yra beveik 2. Tai vėl pakeliui kažkur stovyklausiu. Įsitaisysiu krūmynuose.
Ai, nu va, kita statelė Larimach 76. Bet galiu pasidžiaugti, jog truputį nurima vėjas. Tikrai lengviau minas. Kas kairiai, dešiniai, tas pats per tą patį. Nu, ar neišprotėsiu viena tiesiaja važiuodama? Kol kas ne. Kol kas man dar patinka. Stiuarto greitkelis arba kitaip Savanos kelias. Savana ulala. Dairaus krokodilų. Nematau. Nu, labai susidomėjau šitą gyvatę. Kas čia per rūšis? Gerai, jau yra 5:30. Tai reikia ieškoti nakvynės vietas. Bet kol kas potencialo mažai. Čia gali bristi per tas žalias, bet pavojinga, nes nežinai, kas ten slėpės. Na va, pagaliau kažkokį nusukimą radau. Čia matomai nebuvo taip dažnai naudojama ir galbūt šiandien nieks neužsuks. O, čia matas vėžės yra. Pagaliau. Vis galvojau, nu kur čia? O, paskutiniai saulės spinduliukai. Ką aš čia darau? Tuščia, nėra termitų. Gerai, palapinę statyti ir valgyti sriubą. Tingiu kažką per daug gaminti, tai pasišildysiu turbūt iš skardinės ar iš pakelio. Ir va, kaip tik, lygus platuks. Nevažiuok niekur. Ir kadangi mano dviratis yra labai perkrauts, tai dabar kiekvieną dieną tiesiog reikia profilaktiškai pasižiūrėti, ar nėra kažkokių pažeidimų. Tiesiog žinoti, kas daro su mano aparatu. Tai apsiversti aukštyn ratais. Ir pasižiūrėti. Ar nešlinguoja? Ar nėra įskilimų ratlankį? Aha! Mano ratsklim. Sakau, šiandien kažkokį labai keistą garsą girdėjau, tik tai kažkaip pastatau dviratį ir klink-klink, klink-klink. Šiandien nusivalyti ar rytoj grandinę pasitepti, visa sausa. Namai namučiai.
Viens kits sunkvežimis pravažiuoja, matos šviesikės. Bet po to vėliau nurimst, ypatingai paryčiais. Jau turbūt šiandien ryte girdėjot spengianti tyla. Dar pasidarysiu kelis tempimo pratimus, nes biški koikės, kai kaladės jaučias. Jo. Šiandien vakarieniai. Pupelių ir brokolių sriuba. Jei atvirai, sriuba šiaip sau. Prisidėjau dar biškį savo prieskonių. Svarbiausia maistas.